Eko2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Labas rytas. Su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Naujas rugsėjis, mes vėl su jumis šeštadieniais 9:30 kalbėsime apie statybas ir apie grožį. Būtent apie tai, apie išskirtinumą, pirmasis mūsų laidos reportažas. Keliaujame į Kauną ir ten yra nedidukas 4 naujų namukų kvartalas, kurio vystytojas ir kurio statytojas ir kurio gyventojai be abejo gali drąsiai pasakyti, mūsų namai yra išskirtiniai, nes jų fasadai ir ilgaamžiai, ir ryškus, ir išsiskiriantis aplinkoje. Bet kurio namo fasadas yra ta pastato dalis, kuri pirmiausia patraukia žvilgsnį. Spalva tai jau skonio reikalas, tačiau akivaizdu, kad dažnas užsakovas ar vystytojas nori išskirtinumo. Tik tuo išskirtinumu turbūt neturėtų tapti po kelerių eksploatacijos metų apiblukusios fasado spalvos. Per daugelį metų, kiek esu statybose, susidurėm su monotonija. Atvažiuoji į gatvelę ir reikia įsiskaičiuoti, į kelintą namą ne tau galbūt grįžti, bet ar svečią pakviesti, ar netgi savo tėvus, nes ten tiesiog užmiršti, kur tu esi bebuvęs. Aš nenorėjau vienodų namų, aš norėjau kaip tik išskirtinių namų, todėl pasirinkom klinkerį klijuoti 45 laipsnių kampų, kartu padalinus namą ir į atskirą poziciją, kaip čia pavadinti, aš vadinu tai ir namo puošmena, kai namas puošiasi ne tik klinkeriu, bet ir dekoratyviniu tinku, kuris yra be abejo ir taip pat atsparus kaip ir klinkeris. Turim mes tų sprendimų ir tamsiom spalvom, po kol kas tikrai lyderiai šitoj srityje su tamsiom spalvom. Ir taip pat turim dar tokią kaip ir naujieną, gal seną naujieną, tai tos mozaikos. Anksčiau būdavo jos stambios, o dabar pristatėm smulkes. Ir jos labai populiarėja. Ką matom ir šitam objekte, net yra 4 skirtingos fasadų spalvos, taip pat yra ir viduj panaudota skirtingų spalvų. Tai vienam mini kvartalėlį turim nemažai spalvų ir matom, kad šitas produktas tikrai populiarėja ir, manau, pradės užkariauti rinką. Ieškant nestandartinių sprendimų, pasirinkome Baumito sistemą, kadangi praktiškai Kaune jie vieninteliai sugebėjo pasiūlyti tai, ko aš norėjau. O man yra svarbu išskirtinumas. Aš tą dažnai pabrėžiu savo būsimiems klientams ir esamiems. Ne tik originalus vaizdas ir sodrios spalvos tampa namo vizitinė kortele. Jo gyventojams nemažiau svarbi yra ir kita medalio pusė – fasado atsparumas mechaniniam poveikiui. Baumit šita sistema, tai jinai kaip ir yra tradicinė, tik taip pat tas išskirtinumas yra galutinė danga. Šiuo atveju yra mozaika, Mosaic Top, Superfine. Superfine sufleruoja, kad jinai yra smulki, 0,8 frakcija, kas sukuria glotnumą. Jinai tikrai yra glotni, ko pasiekoja mažiau kimba viskas prie jos, tiek jinai krituliam atsparesnė. Ir jos didelis privalumas yra, kad jinai labai atspari mechaniniams įbrėžimams, poveikiams, kas yra aktualu, vis tiek tai yra fasadas, ar vaikai prabėgdami su žaisliuku prabrėžia, ar dviratį pastato, ar tą patį sniego kastuvą kasdami. Tai vis tiek tas fasadas norisi, kad būtų atsparus šitiems dalykams, tai šitas produktas tikrai labai atsparus. Dar vienas šio gamintojo siūlomų sprendimų privalumas – greitas darbo rezultatas ir patogios darbo sąlygos. Pats darbo principas, dekoro užtrinimas mums patinka tuom, kad tai yra 2 kartus greitesnis nei dekoratyvinio tinko dėjimas. Tai yra vienas momentas, antras momentas. Vėjas labai yra palankus dalykas, nes, pavyzdžiui, su paprastu dekoratyviniu tinku vėją reikėtų prisaugoti. Jį užtenka užtepti ir išlyginti. Dekoratyvinį tinką reikia užtepti, išlyginti, išimti penelį, pastatyti akmenuką. O čia toksai, kur jį užtenka užtepti, išlyginti. Gal tai reikia tamsesniems spalvoms daugiau žmonių, šviesesniems mažiau. Bet gaunasi, kad biškį sutaupom operaciją. Gal jums kartais atrodo, kad pavyzdžiui balta fasado spalva gali būti tiesiog balta? Kad pilkų atspalvių gali būti daug, žinome iš knygos pavadinimo.
Tačiau realybėje dešimtys atspalvių gali tapti jūsų siekiamybė ir išskirtinumu. Vienas garsiausių pasaulio gamintojų neseniai atidaręs naują savo atstovybę suteikė galimybę įvertinti ne kelias, ne keliolika ir net ne keliasdešimt spalvų. Originali Baumito paletė yra 888 spalvos, tačiau visai neseniai atnaujinome ir papildėme dar didelių kiekių spalvų, tai manau, kad daugiau negu 1000 spalvų atitiks, reiškia, net išrankiausią skonį ir net labiausiai rafinuoti žmonės ras savo tinkamą sprendimą. Be to, lygus fasado paviršius leidžia užtikrinti, kad dulkės, žiedadulkės ar kitos šiukšlės tikrai nelips prie fasado, jis daugelį metų išliks toks pat estetiškas. Kitas mūsų laidos reportažas apie lietuviams tikrai aktualią temą. Iš kogi geriausia, jeigu galima vartoti šį žodį, statyti namus. Mūras, blokeliai, plytos ar dar kažkas. Apie visą tai papasakos statybų sąmatų ekspertas žmogus, kuris žino, kiek kainuoja vienas ar kitas statybų būdas, na, o spręsti reikės jums. Koks turėtų būti jūsų svajonių namas, turbūt tik jūs ir įsivaizduojate. Šias svajones paversti realybę tikrai padėtų architektas ir kvalifikuota rangovų brigada. Tačiau ir jie būtų tik jūsų, užsakovo norų vykdytojai. Ir būtent užsakovas sprendžia, iš ko turėtų būti statomas namas. Tradicinis mūras ar įvairūs blokeliai galėtų būti viena iš pasirinkimo galimybių. Tačiau vadinamieji SIP skydų namai irgi priimtinas statybos būdas. Mūsų šalyje yra nemažai įmonių galinčių pasiūlyti tokius statinius, tačiau tokie skydiniai namai, nors ir turintys nemažai objektyvių privalumų, netapo ypatingai populiarūs. Kiek mes matom projektų, kurie yra suprojektuoti su SIPO sistemom, gal aš taip subjektyviai per savo prizmę kalbant, iš 100 gal vienas. Toks maždaug projektas yra SIPinis. Daug tai ar mažai, sunku pasakyti, gerai tai ar blogai irgi sunku pasakyti. Tikrai pažįstu nemažai gamintojų, kurie gamina SIP skydus, bet absoliučiai turbūt didžioji dauguma vis tik eksportuoja savo produkciją. Matyt, jie bandė gal Lietuvoje įvesti tą madą tokią savotišką. Gal jiems ir pavyko, gal ir nepavyko, gal dalis tebėra atradę tą savo klientą, gal, pavyzdžiui, dalis vis tik negyvenamiesiems pastatams pritaikė šitą SIP technologiją ir sėkmingai ją plėtoja. Labai sunku pasakyti, bet šiaip sprendimas pats iš principo yra labai įdomus, jis yra orientuotas į greitį, vis tik ar ne, nes mes galim labai greit pastatyti pastatą. Tiksliau, pastato sienas. Arba, aišku, yra SIPų ir galim pagaminti ir stogą, turbūt, manau, ne problema. Tai iš principo jis yra orientuotas į greitą statybą. Taip, mintis labai gera, tik tais greičiausiai čia gal ir koja pakišo tas lietuvių toks noras turėti tokį super patikimą, kur atlaikytų visas audras, visus sprogimus aplinkinius. Va toks noras. Va kaip tik irgi šią savaitę su klientu tokiu kalbėjom, jisai irgi sako, nežinau ką pasirinkti. Ar dujų silikato blokelį, ar silikatinį blokelį. Man jie šiaip abudu jo blokeliai atrodo, bet va jisai sako, man tas dujų silikato blokelis kažkoks, kažkoks jam. Jis nežino, kaip tiksliai pasakyti, kaip tą jausmą išreikšti, bet jam atrodo jis toks kaip ir kažkoks tai, ar ne? Bet, pavyzdžiui, aš pats gyvenu dujų silikato name ir visiškai jokių problemų nėra. Tai aš jam sakau, kad nereik pergyventi, čia ir mūras. Bet matyt, kažkokia tokia žinutė yra galvoj ir su kitom medžiagom, tame tarpe ir SIPais. Galbūt nėra tokios didelės praktikos, ar ne, kaip su mūru. Kaip ten bebūtų, mūras yra jau nuo seno. Juk mes dar ir turbūt ir prieš 100 metų statėm iš tų pačių silikatinių plytų, ar ne, namus. Ir jie laiko po šiai dienai. Tai matyt vis tiek yra toks psichologinis kažkoks fiksas, kad šito tipo namas yra, jau atlaikys bet ką. O tas toks karkasinis ar medinis stereotipiškai atrodo toks, gal netoks patikimas. Tai sunku pasakyti. Čia manau, kad kiekvieno žmogaus yra nuomonė. Tikrai esu ne vieną klientą sutikęs, kuris sako, kad jokiais būdais nenoriu mūrinio, noriu būtinai ekologiško, karkasinio, medinio galbūt, ar ten. Galbūt ir tą patį SIPą dėl ekologijos.
Nu, gal kiekvienas tą ekologiją ir skirtingai suvokia, bet vat jam taip atrodo. Ir jis yra teisus, nes jam taip atrodo. Todėl jeigu dar tik planuojate pradėti statybas, skirkite laiko, kad susipažintumėte su įvairiomis technologijomis ir galimybėmis. Juk mes visi savo atžalom sakome, ką išmoksi, ant pečių nenešiosim. Tegul nauji mokslo metai būna ir naujo statybų sezono pradžia. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė, neperjunkite kanalo, po kelių minučių mes pratęsime laidą Statybų gidas. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir kadangi kalendorijoje jau ruduo, jau rugsėjais, tai netrukus bus ir naujas šildymo sezonas. Kuo šildysitės, vėlgi spręskite jūs, tačiau mes turime vieną tikrai neblogą, praktišką ir labai komfortišką sprendimą. Mes savo laidose dažnai pasakojame apie technologijas ir sprendimus naujiems namams. Tačiau šio reportažo herojus, kaip sako to būsto šeimininkas, ne pirmos jaunystės namas turintis savo istoriją. Turbūt sutiksite, kad renovuoti ir atnaujinti ne pirmą dešimtį skaičiuojančių senos statybos pastatus gana dažnas poreikis. Gyventi patogiai be rūpesčio apie šildymą nusprendė ir šio reportažo pašnekovas. Vyras atvirai džiaugiasi pasirinkęs automatiškai veikiančią autonominę šildymo dujų balionai sistemą. Įrengė šitą dujų įrangą visą iš Sauridos, atvažiavom. Padarėm, kaip sakyčiau, po kol kas labai patenkintos. 2 sezoną jau mes kaip ir gyvenom čia, tai labai patenkintas. Ir visiškai nesigalėjau, kad jau su dujų. Visi sakė, kad ten bus brangu, ten ir to, bet tikrai nebrangu ir labai gerai, aš labai patenkintas. Žmona, tai ir aš. Nepaslaptis, visi nori gyventi patogiau ir išleisti mažiau. Tad kiekgi kainuoja šildymas dujomis? Aš labai nustebęs buvo, kada man atėjo nauja sąskaita jau naują sezoną. Tai ši žiema, aišku, buvo šilta žiema tokia, kad jau šalčio nebuvo, bet namas buvo jau kažkokia ant 60% apšildytas jau šį žiemą. Tai su pabrangimu aš į 150 eurų į mėnesį man užtekdavo. Dėl to aš labai patenkintas ir nustebęs buvo, kad man mėnesį praėjo, aš sudeginau 3 balionai. 3 balionai tai čia kainuoja 150 eurų, 3 balionai sočiai man užtenka ir temperatūra naktim pas mane 20-21, tai laik. Dieną metu, aišku, ten yra automatai, viską reguliuojasi, bet temperatūra kažkokia tai 20, tai ir man buvo šilta, labai gerai, patogu tikrai. Apšiltintos namo sienos, padidintas pastato sandarumas, renovuotam namui ir šildymo sąnaudos bus tikrai nedidelės. Šeimininkas pastebėjo, kad namo renovacija padėjo ženkliai sumažinti išlaidas. Be to, vandens šildymas elektriniu šildytuvu buvo pakeistas į šildymą nuo dujų sistemos. Čia pilnai gyvenimo plotą apie 90 kvadratų. Pas mane yra dušo ir tenai tualetą dušai visai yra grindys šildomas, o virtuvės grindys, o ten miegamai ir svetainė yra radiatoriai. Tai man sočiai užtenka ir jie stovi ant automato, palaiko temperatūrą. Dieną naktį ten nereikia pergyventi, išvažiuoju, pas mane visą, ten niekada nebuvo tokių, kad katilas labai geras, labai ekonomiškas ir vandenį karštą šildo ir viską. Pašnekovas pasakojo, kad namui, kuriame yra ir šildomos grindys ir radiatoriai, naujoji sistema puikiai tiko ir buvo įrengta per vieną dieną, tiksliau per 6 valandas. Eduardas atvirai džiaugiasi jau ne vienus metus veikiančią naują šildymo sistemą ir neketina sustoti. Ateities planuose ir saulės elektrinė ant namo stogo. Su Saurida aš jau 2 metus daro saulės baterijos, galvoju su Saurida dar įrengti, tai irgi tik tai draugauju su Saurida. Ir tikrai, jeigu žmonės galvoja, kad šildymą kažkokį statyti, tikrai siūlyčiau. Aš 100% patenkintas. Belieka pasidžiaugti sėkmingų pašnekovo sprendimų ir pamastyti, juk daugeliui mūsų namų šildymo sistemos pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių sprendimų, nuo kurio priklauso kasdieninis komfortas. Ir kada, jei ne dabar.
O laidos pabaigoje dar vienas specialisto komentaras ir patarimas. Statybos, nepaisant įvairių peripetijų rinkoje, tikrai nestoja. Gal tempas šiek tiek sulėtėjo, tačiau akivaizdu, kad esame mėgstanti statyti tauta, o nekilnojamasis turtas buvo ir yra viena svarbiausių vertybių. Kalbant apie nekilnojamo turto veiklos vystymą, nors ir statybų įstatymas leidžia tiek rangovom, tiek statytojams veiklą atlikti kaip fiziniam asmenims, tačiau svarbu yra įsiminti tai, kad nekilnojamo turto verslas yra ganėtinai rizikingas ir būtent todėl tiek teisininkai, tiek kiti verslo konsultantai visada pataria steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį ir viena iš pagrindinių to priežasčių yra, jog jūs asmeniškai nerizikuojate savo verslu, o rizikuojate tik tomis lėšomis, kurios yra įneštos būtent į tą juridinį asmenį. Tai pagrindinės teisinės formos, kurios yra dažniausiai naudojamos nekilnojamo turto vystyme, yra mažosios bendrijos arba uždarosios akcinės bendrovės. Tiek mažosios bendrijos, tiek uždarosios akcinės bendrovės gali būti steigiamos per registrų centro savitarnos sistemą ir tai automatiškai sudaro ypatingai mažas išlaidas ir kažkokių pradinio didelio kapitalo tam nereikia. Tačiau, jeigu norite steigimo dokumentuose nusimatyti kažkokias sudėtingesnės kompetencijas, jeigu darote verslą su savo partneriais, tokiu atveju steigimas turėtų būti vykdomas per notarą, nes registrų centras tiesiog neleidžia registruoti nestandartinių steigimo dokumentų, kuriais būtų vadovaujamasi veikloje. Prieš renkantis teisinę formą, svarbu įsivertinti, kokį pradinį kapitalą jūs ketinate investuoti. Šių metų gegužės 1 dieną pasikeitė akcinių bendrovių įstatymas ir nuo šiol akcinių bendrovių minimalus įstatinio kapitalo reikalavimas yra 1 000 eurų. Tai reiškia, jog jeigu jūs ketinate pradėti verslą ir ketinate steigti uždarąją akcinę bendrovę, jau mažiausia suma, kurią turėsite tam skirti, yra 1 000 eurų. Tuo tarpu mažoji bendrija yra tokia veikla, kurioje nėra jokio reikalavimo dėl minimalaus įstatinio kapitalo. Atitinkamai, jums nereiks investuoti praktiškai jokių savo lėšų tam, kad galėtumėt pradėti veiklą. Įvertinant uždarosios akcinės bendrovės ir mažosios bendrijos valdymo skirtumus, jeigu jūs darote, pavyzdžiui, verslą su savo partneriais, tie skirtumai nėra labai dideli. Tai uždaroji akcinė bendrija privalo turėti visuotinį akcinių susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą direktorių, o tuo tarpu mažosios bendrijos joms užtenka tiesiog narių susirinkimo, iš kurių yra išrenkamas atstovas ir kuris atstovauja bendriją visais reikalais su trečiaisiais asmenims, sudarant sandorius ir panašiai, bet taip pat mažosios bendrijos turi ir kitą variantą, tai identiška uždarai akciniai bendroviai. Tai yra taip pat išrenkamas vienasmenis valdymo organas direktorius ir lygiai tas pats atitikmuo, tik ne akcininkų, tačiau narių susirinkimas. Tai apibendrinant, prieš pasirenkant teisinę formą, svarbu įsivertinti ne vien tik kažkokias mokestinės lengvatas, tai kad nebūtina sudaryti darbo sutarties su uždarosios akcinės bendrovės vadovu, o ir tokius dalykus, kas laukia ateityje. Tai jeigu ketinate prisitraukti užsienio investuotojų, svarbu įsivertinti ir tai, kad užsienio investuotojai dažniausiai neinvestuoja į mažasias bendrijas ir jie nori uždarosios akcinės bendrovės. Todėl reikia tai įsivertinti ir atitinkamai priimti tinkamą sprendimą. Todėl jeigu planuojate imtis verslo, o gal statybos taps papildoma jūsų veikla, gal reikėtų įvertinti visus skirtingų juridinių vienetų privalumus ir ypatumus. Ačiū uždėmesi, laidai Statybų gidas. Mes su jumis susitiksime kitą šeštadienį tokiu pat metu. Jeigu kažko nespėjote pamatyti, tv3play.lt platformoje visos mūsų laidos, o mūsų laidos YouTube paskyroje visi atskiri reportažai. Projektuokite sėkmingai ir darbingo rudens. Iki susitikimo. Eko2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.